Na ir parodysiu vieną labai keistą baldą, kurį visi bijo kritikuoti, nes žino, kad man vienodai, juokauju, bet iš tikrųjų taip ir yra, man tikrai vienodai, nes aš jį sugalvojau ir aš sugalvojau į tokį, kokį aš noriu ir man jis yra patogus. Ir manau, kad tikrai ne visiems tai būtų, bet man jis labai patinka, tai yra mūsų spintelė batams vaikams. Faina yra tame, kad jinai yra atvira, tai aš dariau specialiai dėl to, kad norėjau, kad vaikams nebūtų problemos su tais stalčių atidavimais, tai vaikai išsitraukia batus, yra jų lygyje ir jie tiesiog susiranda savo norimus batus. Ir sėdima dalis yra aukštai, ji yra be paminkštinimo, tai tiesiog, nes tikrai pas mus yra labai daug smėlio, tai va, pasiemi, nuvarai ir smėlis nubyra arba va, su šlatele, bet jinai yra aukščiau 63 cm. Ir va, užsidedi ir batus va taip dėdiesi. Man labai fainas tas dalykas, nes jeigu čia būtų jau medžiaga, jau to daryti negalėčiau. Ir va, smėlis, visur smėlis. Ir kai vaikams, pavyzdžiui, batus dedu irgi labai faina, nes aš vaiką pasisodinu aukščiau ir tada man yra daug aukščiau tą koją uždėti. Tai va, super, tikrai visiškai neaiškus baldas, neaiškiais parametrais, bet man labai patinka. Darius dar sugalvoja tą viršutinę dalį tokią fainą. Na ir prie to baldo, kadangi čia šitas baldas yra nepatogu sėdėti ir taip toliau, tai mes apačioje sugalvojau, kad skylės arba reikia tiesiog vietos, kur galima sudėti, pavyzdžiui, batų šaukštus arba musės vis tiek irgi yra, nors tinklelius turime ant visų langų priskrenda, tai tiesiog mūsų žudikus. Atsiprašau gyvūnų mylėtojai, bet musės, kaip sakant, be gailesčio. Tai tikrai labai patogu, nes ir tie šaukštai pas mus šeimoje tikrai dingsta, išsimėto ir taip toliau. Čia vietoje viskas paimi, užsidėjai ir išlėkiai. Labai patogus baldas. Ačiū Dariui.